pirksiu aš Dacia Bigster Extreme Full Packet ar nepirksiu. Už mano nugaros yra 4 varomųjų ratų 1,2 litro su turbina hibridinis Dacia Bigster Extreme automobilis. 1,2 litro benzinas su turbina, plus gamyklinės dujos, plus elektra. 23 kW elektrinis variklis gale. Nėra kardano, galinis tiltas elektrinis. Ir šiandien išgirsite paprastą, realią, paprasto žmogaus apžvalgą arba tiesiog mano nuomonę apie šį automobilį, kurį aš turiu jau savaitę ir kurį galvoju pirkti. Tai yra pilniausia Bigsterio komplektacija. Pakalbėkime apie tai, kas įeina į šitą automobilį, į jo komplektaciją. 4 varantieji ratai, gamykliškai įmontuotos dujos ir 1,2 litro benzinas kartu su 23 kW elektros. 1,2 turbo. Va taip reikėtų pasakyti. Aišku, mes turim visus LED žibintus, LED į priekį, kurie man asmeniškai labai gražus, LED į gale, kurie taip pat gražus. Aišku, turim automatiškai atsidarančią arba tiesiog elektrinę bagažinę. Mygtuko paspaudimu atsidaro ir mygtuko paspaudimu užsidaro. Bagažiniai turim tokį smulkų, bet malonų aksesuarą, tai yra nuimamas, pakraunamas LED žibintėlis, kurį galima įsinešti į vidų pasikabinti arba gali įsikabėti čia. Ir mano manimu jisai labai patogus yra, pavyzdžiui, stovyklaujant. Arba vakare, kai reikia papildomai pasišvies kažko ieškant, nusiimi ir pasišvieti tašiai lagaminę, ko tu ten ieškoji. Bagažinė yra apie 650 litrų talpos. Aš nesu Dacios atstovas, šitas video nėra apmokamas ir aš galiu sakyti maždaug, ir aš galiu sakyti savo nuomonę. Tai maždaug 650 litrų ir žinau tiek, kad savo kategorijoje Bigsterio bagažinė yra didžiausia tarp konkurentų. Tai daug ten telpa. Ir aš net telpu. Matot? Telpu. Iš bagažinės galima nulenkti sėdynės. Yra svirtelės, patraukėt ir nulenkėt. Nereikia eiti į vidų. Pavyzdžiui, kažką kišat į bagažinę, didelę tašę netelpa, tiesiog rankenėlę patraukėt, pastumėt, sėdynę nusileidžia. Nereikia eiti į vidų ir iš vidaus atidarinėt. Patogu. Erdvus, 5vietis visurygis. Pavadinkim taip, nes 4 varomi, ar ne? Vežiau priekyje bičiulį, didelį, stambų, 1,95 m gal kokių. Visiškai patogiai atsisėdo, net neatsitraukdamas sėdynės ir dar už jo drąsiai tilpo žmogus. Salonas paprastas, bet man gražus, jaukus ir plus medžiaga yra labai įdomi, jinai tikrai turėtų lengvai valytis, dar nepatikrinau. Apdailos elementai didžioji dalis pagaminti iš plastiko, kuris vėlgi didžioji dalis yra perdirbto ir netgi ant Bigsterio išorės galime matyti ant vieno iš plastikų, ne ant vieno, ant daugiau, bet galime matyti tą recycle ženkliuką, kas reiškia, kad daug šio automobilio plastikinių detalių yra iš perdirbto plastiko. Kas yra gerai? Tvarumas, reikia saugot gamtą, kurioje ir šiandien aš esu. Išoriai dar turim, man vėlgi gražius, lengvojo lydinio ratlankius. Taip turbūt taisyklingai reikia sakyti, ar ne? Lietnykus. Labai įdomus momentas su stogo bagažinė. Ragai atsisuka ir juos sudėjus skersai gaunam skersinius stogo bagažinį. Tai nereikia pirkti papildomai. Vėlgi labai patogus momentas. Aišku, turim panoramą didelę, kuri leidžia ne tik tais gauti papildomai oro arba vėjo atsidarius ją vasarą, bet ir šiaip romantiškai vakare, pavyzdžiui, ar naktį važiuojant atsidarai ir matai gražų žvaigždėtą dangų. Smagu. Išoriai dar turim, aišku, praktronikus, tiek priekį, tiek gale, kas labai patogu, kai automobilis yra naujas ir, ta prasme, tu įsėdęs dar nejauti jo gabaritų, tai labai patogu. Ta patogumą dar labiau padidina 360 vaizdo kameros, kurios galbūt nėra 8K, bet jos pilnai veikia ir savo darbą atlieka. Ir turim užsilenkiančius veidrodėlius. Nežinau, ar tai yra kažkoks didelis privalumas jau šiais laikais, bet jie yra. Turbūt yra daug automobilių dar iš gamyklos, kur vis dar nėra šito akcento. Tai patogu, ypač kai parkuojat daugiabučių kiemuose arba siaurose gatvelėse, tai tikrai nesinori, kad jūsų veidrodėlius nudaužytų pro šalį važiuojantis automobiliai. Įsėdus į vidų, tai aišku, mes turim automatinę pavarų dėžę, turim 5 važiavimo režimus, tai yra ekonomiškas, automatinis režimas, žiemos režimas arba sniego režimas, taip pat turim mud and sand, tai yra purvas ir smėlis režimą ir tada turim 4x4, tai jau visiškai užrakintus ar atblokuotus, nežinau kaip taisyklingai. Aš nesu superkaro vairuotojas, aš nesu mechanikas ir aš nesu autosporto žurnalistas. Sakau tai, ką matau, ką galvoju ir ką jaučiu, kaip paprastas, toks pat kaip ir jūs, vairuotojas.
Tai atsisėdam į vidų, kuriam su start-stop mygtuku, kuriam ir gesinam, ar ne? Ant vairo mes turim daug reikalingų funkcijų. Čia yra labai svarbu. Reikalingų funkcijų. Tai aišku, mes galim įsijungti autopilotą arba greičio palaikymo režimą turim, ar ne? Tai yra mygtukas, kurį paspaudus iš karto mes nustatom maksimalų leistiną greitį toje atkarpoje, nes kadangi automobilis nuolatos mato, koks yra leistinas greitis ten, kur jūs važiuojat, paspaudėt vieną mygtuką, iš karto greičio tas palaikytojas nusistato ant to greičio ir jums nereikia spaudinėti pliusiuko. Jeigu norit greičiau, kas yra negalima, galit paspausti daugiau jau su pliusu arba minusu. Minusas mažina, pliusas didina, ar ne? Taip pat ant vairo turim atstumo jutimo reguliavimą, tai galim pasijautrinti arba sumažinti tą jautrumą, atstumą, kitaip tariant, padidinti arba sumažinti. Tai išbandžiau šitą funkciją, tai jinai tikrai veikia. Tarkim, važiuojant nustatytų greičių, kažkas persikėvo jūsų juostą arba jūs važiuojat greičiau negu žmogus esantis prieš jūs, automobilis automatiškai numažina greitį pasiekus tam tikrą atstumą. Tai va tą atstumą jūs galite didinti arba mažinti. Taip pat yra juostų palaikymo funkcija, kas irgi yra patogu turbūt. Jeigu kažkur užsižiopsojot į multimediją, kuri yra pakankamai didelė, nežinau kiek colių, ne apie tai šita apžvalga, šitas epizodas, jinai pakankamai didelė. Tai jeigu užsižiopsojot ir ten biškelį jau nukrypstat nuo kelio, grąžina automobilį atgal, o po kelių kartų netgi praneša, kad žiūrėk į kelią, nežiopsok, susitelk į vairavimą. Išbandžiau ir šitai. Taip pat turime aklos zonos jutiklį ar pranešėją, nežinau kaip vėlgi jisai taisyklingai vadinasi, bet jeigu norit rikiuotis ir nepastebit, kad yra aklojo zonoje automobilis, tai ant veidrodėlio oranžinė lemputė jums praneša, kad nesirikiuok, brolau, važiuoja kažkas šalia tavęs ir praleisk į pirmą. Šios funkcijos, mano manimu, šiai dienai yra bazinės, kurių reikia. Ta prasme, tai yra funkcijos, kurių tikrai reikia ir kurias šitam automobilį gali susikomplektuoti. Tikrai jos nėra, kad į visus kiša, jūs susikomplektuojat patys. Tai aš dar vakar žiūrėjau, tai būtent pilnai sukomplektavus šitą Extreme Dacia Bigster komplektaciją, gaunasi vėlgi grubiai, nes aš nesu Dacios atstovas, man šitą video nemoka, tai aš neprivalau būti tikslus iki milimetrų, tai grubiai tariant gaunasi 33 000 eurų. Už naują, ekonomišką, 4 varančiais ratais varomą, gerai atrodantį automobilį su visom reikalingom funkcijom. Ne kosmosas, ar ne? Kalbant apie ekonomiką, tai vėlgi, kaip ir sakiau, benzinas, dujos ir elektra. Benzinu nevažinėjom visą laiką naudojam dujas. Tai šiai dienai kuro sąnaudos dujų yra 9,3 litro. Na, aišku, čia kartu su hibridinė pavara naudojant. Tai 9,3 litro dujų šiai dienai aš važiuoju maždaug už 9 eurų 100 km. Tai važiavau visur aš juo. Važiavau žvyrkeliu. Važiavau bekelę. Važiavau į kalnus. Žodžiu, visur. Mieste taip pat. Maksimalus jo greitis pagal tai, kad deklaruoja gamintojas, yra 180 km/h ir turiu pasakyti, kad važiuoja. Aišku, aš išbandžiau saugioj vietoj, ten, kur leidžiama važiuoti tokiu greičiu, kaip ir visokie privatus lenktynių trasai, privačios lenktynių trasos, autobamai ir panašiai. Tai aš tikrai nevažiavau tokiu greičiu mieste, nes tai yra negalima. Taip. Tai važiuoja. Aišku, tai nėra komfortiška. Turėkime omeny, kad mes turim visureigį. Galbūt ir nelabai didelį. Tiesa, šitas automobilis tikrai nėra toks didelis, kaip jisai atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nėra kažkoks, nežinau, ultra mega didelis automobilis. Bet vietos ir erdvės jame tikrai apsčiai. Kalbant apie automobilio gabaritus, tai automobilio plotis be veidrodėlių yra 1,81 cm, o plotis su veidrodėliais yra 206,9 cm. Automobilio ilgis yra 4,57 cm, o aukštis, ką žinau, su ragais gal koks 1,76, 1,78, bet čia spėju. Bet maždaug, aš esu 1,2 m, jokauju, 1,5 m buvau paskutinį kartą, kai tikrinau ūgį, tai čia buvo prieš kokią, nežinau, 10
15 gal metų. Tai turbūt susitraukiau gravitaciją ir mano darbas, tai ką aš žinau, gal tas automobilis metro šiam, o aš jau metro piam, bet maždaug susidarė atvaizdą. Aukščio, ilgio. Automobilis tikrai nėra žemas. Ta galiu pasakyti drąsiai. Nepakrauto automobilio prošvaista yra 21,9 cm, tai kaip mano. O pakrauto 19,3 berods. Bet žodžiu, tikrai aukštas automobilis ir drąsiai galima važiuoti, aš ir miškelį apsisukinėjau ir panašiai, tai aukštas. Plus, kas mane tikrai nustebino, kaip tai nėra trumpas automobilis, jo bazė irgi pakankamai ilga, bazės dabar nepasakysiu tiksliai, bet jisai labai manevringas. Kelis kartus teko apsisukti, kur atvažiavau pirmą, Vilniuje atvažiavau į Pilies gatvę ir ten buvo, aš atvažiavau, o parkingas buvo taip. Ir aš taip sustojau, žiūriu vietą, lemba galvoju, neįsuksiu. Ai, bet pabandysiu. Įsukau. Labai nustebau. Lygiai taip pat čia miške važiavau, dabar žiūriu, o čia visai nebloga vieta, bet neįsuksiu. Nu, pabandom. Įsukau, vėlgi tas toksai kem 5 laipsnių atgal įsukimas. Tai jisai tikrai manevringas. Jisai nėra, kad ten mieste jau tu su juo vargsi. Ne, tikrai ne. Tikrai ne. Čia jau mano asmeninė patirtis byloja. Galim įsėsti į jį. Aš nesu labai didelis, bet komfortiškai įlipu. Įlipu į priekį. Į galą. Taip pat įlipu. Viskas taip pat patogu. Čiau. Važiuojam, vairuotojau. Nevažiuojam, nes aš ir esu vairuotojas. Ir ko dar nepaminėjau, tai automatinė pavarų dėžė yra 6 pavarų. Sėskim, pravažiuokim ir pasidalinsiu savo sprendimu. Pirksiu aš Dacia Bigster Extreme Full Packet ar nepirksiu. Visų pirma, tai aš automobilį renkuosi pagal keletą kriterijų. Vienas iš jų yra, kad man patiktų, kaip automobilis atrodo. Tai su šitu viskas yra tvarkoje. Kitas momentas yra, kad automobilis būtų ekonomiškas. Kaip ir minėjau, 9 eurų 100 km mane visiškai tenkina. Tarkime, vairuojant elektromobilį, jeigu neturit namuose krovimo stotelės ir kraunate mieste, tai važiuosit brangiau. Bet retas atvejis, ar ne, kad turite elektromobilį ir namie neturit krovimo stotelės. Išvaizda, ekonomija. Viskas yra. Antras dalykas, man svarbu, kad automobilis būtų erdvus ir patogus. Čia gal dėkim į vieną. Erdvus, tai savaime suprantama, kad pas mane yra nemaža šeima. Esu aš, mano antra pusė ir bendrai mes turim 5 vaikus. Labai retai mes būnam visi kartu. 7 vietas būtų man tobula, bet dažniausiai būnam 4 arba 5 asmenys. Tai vietos reikia. 3. Ketvirtas yra, kad automobilis turėtų viską, ko reikia, kad jis turėtų. Tai man nereikia, kad salonas būtų iš 3 mėnesių veršiuko odos arba iš nykstančio, nežinau, kokio banginio papilvės odos. Man to nereikia. Bet man reikia, kaip ir minėjau, kad būtų automobilyje greičio palaikymo sistema, autopilotas liaudiškai, kad būtų automobilyje linijų asistentai, parktronikai, tas pats aklos zonos asistentas. Šitie dalykai jau, man atrodo, yra būtini 21 amžiui, 2026 metais, ar ne? Tai šitas automobilis turi ir tuos dalykus. Tai 4. Ir pagrindinis momentas, man asmeniškai, aš nenoriu pirkti automobilio, kuris nėra pagal mano kišenę. Taip, galima nusipirkti vienas iš mano turbūt tokių siekiamybių, svajonių, jeigu galima pavadinti, tai yra Panamera. Kada nors aš žinau, kad aš ją turėsiu ir tai bus tiesiog toksai čekas, ar ne, va, turiu Panamera. Bet Panamera kainuoja kaip butas arba kaip namas. Ir šiai dienai aš nenoriu išleisti automobiliui tokios sumos pinigų. Panameros aš naujos ir neįpirkčiau, aš net negalėčiau, bet tarkim lizinguoti dabar automobilį už 50 000, man atrodo, yra neadekvatu. Taip, bankas greičiausiai duotų, taip, aš sukrapštyčiau tą lizingą per mėnesį, ten kokius 500-600, bet ar aš to noriu daryti? Ne, aš nenoriu to daryti. 5 pagrindiniai kriterijai, kaip ir šitas automobilis atitinka. Ir va dabar patogumas, ar ne? Aš važiuoju mišku ir liuks. Viskas yra liuks. Važiuoklė veikia, amortizatoriai veikia, nieks nebilda, nevarška, kaip ir punktus atitinka. Tada sekantis momentas yra, ką aš apskritai matau nūdienoje, tai žmonės labai neadekvačiai vertina dalykus. Tarkime, gavau žinutę. Draugai buvo testiniam važiavime, sakė, labai jau jaučiasi kaip biudžetinis.
Seneliumbai, tai yra biudžetinis automobilis. Tu už 30 kelis tūkstančius gauni krūvą dalykų ir tu nori, kad dar kažkokios smulkmenos būtų exclusive. Nu ne. Tai aš suvokiu, ko man reikia. Taip, kažkada aš noriu galbūt liukso klasės, nežinau, max patogaus, max prabangaus automobilio. Šiai dienai man tas visiškai nėra prioritetas ir visiškai nėra būtinybė. Tai aš suvokdamas, ko man reikia, ko aš noriu, pagal tai vertinu šitą automobilį. Suvokdamas, kiek aš sumoku, aš suvokiu, kad aš negaliu gauti to paties už 60 tūkstančių mokėdamas 30 tūkstančių. Nu negaliu. Tai aš adekvačiai visą tą įsivertinu. Ir įsivertinus vėlgi, dedi arba čeką, arba iksiuką. Dabar mes važiuojam žvyrkeliu, 50, pagreitėsim 60 km per valandą greičiu. Leisna 70, tai neviršiu. Ir paklausykit patys, ar čia labai blogai, ar čia labai gerai, ar čia viskas normaliai. Spustelėm akceleratorių. Veikia iš karto praslydimai. Matau lemputę degant, kad nesumėtytų. Spaudi gazą, automobilis greitėja. 70 greitis. Va, supipsėjo, kad keliais kilometrais viršiu. Ir dabar išlysim į asfaltą ir galim pakalbėti toliau. Kaip draugas sakė, prašmatnus posūkio signalo garsas. Nu ir paklausykim perjungimo iš elektros į dujas. Persijungia. Dabar važiuojam elektra ir klausom. Nelabai net kas ir kirtis. Pasijaučia šiek tiek. Tas yra ta, tarkim, nežinau, sekundės dalis to, pavadinkime, lago, bet jinai labai minimali. Man tiesą sakant, netgi patinka ir variklio darbas. Man patinka, kaip jisai dirba. Aš šiek tiek jį girdžiu viduje, bet man tai patinka. Ta prasme, jeigu aš nenorėčiau girdėti variklio, tai aš žiūrėčiau elektromobilį. Bet man patinka girdėti variklį. Ir benzininis variklis dirba gražiai. Ir kaip minėjau, paspauskime mygtuką, kad greičio palaikymo sistema pasigautų tą leistiną greitį ir savo ramiai važiuojam. Mano sprendimas, manau, jau jums yra aiškus. Automobilis visiškai atitinka visus kriterijus, kurių šiai dienai pagal savo galimybės aš noriu iš automobilio. Nusprendžiau, kad pirksiu Dacia Bigster Extreme pilną komplektaciją. Man jisai patinka. Realiai, man jisai patinka. Motociklas. Ir vėlgi, kai tu esi labai pasiturintis, ar ne, automobilis gali būti prabangos prekė. Tu gali sau leisti pirkti kažką vien tam, kad tai suteiks tau ten kažkokią žvėrišką emociją arba ten žvėrišką patogumą. Viduriniosios klasės pirkėjui vis tik automobilis turėtų būti transporto priemonė, mano manimu. Ir šitas automobilis yra būtent tokia transporto priemonė, kokio šiai dienai aš noriu ir kurią šiai dienai laisvai, taip vadinkim, laisvai galiu sau leisti. Netaupydamas, neskolindamasis ir nebijodamas, kad neturėsiu už ko susimokėti. Ir tai man asmeniškai duoda labai gerą emociją. Man daug maloniau važiuoti to automobiliu, kai aš žinau, kad jisai nėra pinigų juodoji skylė. Vėlgi klausimų buvo, ar negės? Garantinis yra. Nauji automobiliai, jie puikiai funkcionuoja. Resursas, taip, mažo litro variklio galbūt mažesnis, plastikai kontroliuok. Tai kontroliuoju, va matot, aš biškį gestikuliuoju daugiau ir man jau sako, laikyk vairą rankomis. Viskas veikia, viskas veikia. Tai mažiau reikia klausyti fanatikų, mažiau reikia klausyti bobučių, o pasibandyti pačiam, įsivertinti pačiam ir pagal tai priimti sprendimą. Mano sprendimas, kad Dacia Bigster man patinka ir, kaip sako rimti bachūrai, dėsim alkūnės ant stalo ir derinsim sąlygas. Viskas. Aš su šypsena važiuoju namo, dar užsuksiu nusiplausiu, nes apdulkėjo per šitus bandymus ir filmavimus. O jums ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad suteikiau su šio vaizdo įrašų vertę, nes tikrai nedaug yra šio video apžvalgų ir tikrai daug yra šališkų. Tai aš kaip nešališkas žmogus, kaip paprastas vartotojas, papasakojau ir ačiū, kad peržiūrėjote iki galo.
Ir žinot, kad jeigu patiko, tai galite ir daugiau mano vaizdo įrašų pažiūrėti. Aišku, paspauskit hype mygtuką, like mygtuką, galit pasiekti mane ir socialinių tinklų paskyrose, Instagram, Facebook, TikTok, visur aš esu Kemo Magas. O šiaip tai aš Laurynas. Nu ir pabaigai paklausykim, kaip groja Dačiui muzika. 5 sekundės ir nežinau, kas dabar per radiją groja, bet pabandom. Groja ta muzika. Viskas čia gerai. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, palikit komentarą, ką manot apie šitą, ką manot apie Dačiją ir pasidalinkit šio video su draugu, kuris svarsto, ar galima, ar verta pirkti Dacia Bigster automobilį. Ačiū, kad žiūrėjot ir kaip sako anglakalbiai, auf Wiedersehen.